televizijos žiūrovai, sveiki, mėly mūsų studijos svečiai ir sakau labas vakaras mūsų pirmoms dviems poroms. Sveiki atvykę į azarto, prizų ir laimėjimų, beje, ir pralaimėjimų šalį. Čia žaidimas taip ir ne. Iki kiekvieną trečiadienį per DTV eterį. Pirmoji mūsų pora, kurią noriu šį vakarą pristatyti, taip jau įsitempę sėdi kaip prikalti, taip ir turi būti šeiminiška pora. Giedrius ir Sandra Lenkčiai iš Kybartų. Taip, sveikinu. Trumpai susipažinkime. Sandra, ką jūs ten veikit Kybartuose? Šeimininkė. Auginat vaikutį? Taip. Sūnų ar dukrą? Sūnelį Luką. O kiek jam laiko? 2 metukai 2 mėnesiai. Ar jau sirgs šį vakarą už tėtį ir mamą? Tikriausiai. Aišku, kai pamatysite ekrane, iškart sakys, o, mama, tėti, labas vakaras. O tėvelis ką veikia? Mokytojas. Ką mokot? Matematika ir informacinės technologijos. Labai pravarti žinių sritis mūsų žaidime. Manau, kad jums logikos galima pavydėti. Žiūrėsim, ar jinai šį vakarą jūsų neapvils. Ar jūs pasitikit, ponė Sandra, savo vyru? Taip. O kuris šeimos galva? Abu? Taip nebūna, palaukit. Tai suprantu, kad jūs tada. Gerai. Jums iš tiesų reikės sėkmės, kadangi jums toks nemažas iššūkis pirmajam pusfinalyje žaisti prieš senus žaidimo vilkus. Dinozaurai netgi sakyčiau. Taip, tai Vilius Pažėra iš Vilniaus ir Zenonas Meškelevičius iš Marijampolės. Seniai mes jūsų nematėm, pasiilgom. Manau, kad pristatyti nereikia. Zenonas taip pat mokytojas. Taip. Ir mokote... Lietuvių kalba ir literatūra. Taip, o Vilius, Vilnietis ir kuo užsiima? Dirbat. Turit darbelį? Suprantu, tai gerai, palinkėsim sėkmės darbelyje ir žaidime. Na ką, o dabar kaip visada, aišku, labai įdomu, kokiagi šį vakarą jums krito Fortūnos parinkta žaidimo tema. Šį vakarą visi atsakymai bus vienaip arba kitaip susiję su mūsų žemės plaučiais. O kas yra mūsų žemės plaučiai? Miškai. Miškai arba medžiai. Taip, medžiai. Šiandieną mūsų tema medžiai ir jų pavadinimai. Tema turbūt tikrai nesunki, bet šitoj vietoj labai dažnai iš tiesų atsitinka kuo lengvesnė tema. Tuo dažniau atsitinka toks dalykas, kad žaidėjai klausimais save įsivaro į kampą. Aš noriu palinkėti, kad šį vakarą jokių tokių dalykų būtų kuo mažiau arba jų iš viso nebūtų. Galim pradėti. Jūs pasiruošę? Taip. Sėkmės šeimai, sėkmės ne šeimai. Ir pirmojo pusfinalio, pirmojo raundo prizas. Kolistar kosmetikos priemonių rinkinys. Blakstienų tušas ir Talaso šveitiklis patogioje kosmetinėje. Štai toks prizas laukia teisingo atsakymo autorių. Ir pradeda Sandra ir Giedrius. Personažas. Gera pradžia, pusė darbo. Prašau. Pasakos? Taip. Ar tas personažas yra moteris, kuri po to pavirto spygliuočių medžiu? Ne. Ar tas medis, apie kurio personažą kalbama, jo vaisiai naudojami gydymui? Žiedai? Ne. Ar tas personažas buvo moteriškos lyties, kuri po to, jį ten šį bei tą išdavė ir pavirto medžiu? Ne. Taigi, Eglė, Drebulė atpuola. Liepa taip pat. Ar atsakymas moteriška vyriška giminė? Ar moteriška giminė? Atsakymas. Taip. Tas medis spygliuotis? Ne. Lietuvoje auga? Taip. Galbūt tas medis blindė? Ne, neblindė. Ar tas medis miškuose auga dažnai? Taip, jisai pakankamai dažnas. Lietuvoje tikrai žinomas. Jis nėra iš tų retųjų, tikrai ne.
Gal tas personažas yra gyvūnas, kuris susijęs su medžiu kaštonas? Ne. Kaštanka. Irgi geras variantas, bet ne. Ar to medžio pavadinime yra žodis pušis? Tuo medžio pavadinime žodis pušis. Šaknis. Nepilnas. Palauk, medis. Šaknis žodžio Medis pušies. visiškai giminė. Ne, nėra. Tai galbūt kažkoks dekoratyvinis medis, daugiau dekoratyviniais tiklais auginamas. Ne. Tas personažas yra vienas žodis, nesudartinis, ta prasme. Vienas. Vienas. Taip. Ir lietuvių liaudies pasaka. Ne. Ar atsakymas atspindi patį medį? Konkretų pavadinimą medžių? Ne. Geras klausimas. Ta pasaka autorių turi? Taip. Ta pasaka turi autorių. Tos pasakos autoriai yra moteris? Ne. Vyras. Lietuvis autorius. Taip. Autorius lietuvis. Ar atsakymas 2 žodžiai? Ne. Autorius dar gyvas. Ne. Deja, ne. Ar darželiuose tie vaikai supažindinami su tuo medžiu? Taip. Ką vadina medžius, o ne? Gerai, tas medis. Uosis. Ne. Beržas? Ne. Klevas. Ne. Ąžuolas? Taip. Ar atsakymas susijęs Ne, su jau medžiu? klaust nebegalit, galit spėti. Atsakymas gal giliai? Kokia gilė? Ąžuolo giliai. Jo. O personažas? Irgi giliai. Ir iš kur? Spėjam. Na, aš, taip sakant, norėčiau tiksliau šiek tiek. Gilė iš kur? Iš Marto? Na, ar sulauksim patikslinimo? Nelabai aišku, ką reikia patikslinti tada. Na, jūs įvardinote tik tai gilę. Čia taip pat žinot, tas pats kaip pasakyti žodį senis. O nežinot, kur ne senis ir jūra. Tai būtent reikia patikslinti personažą. Būtent tokia yra šio klausimo esmė. Personažas, taip, su gilė susijęs ir tas gilė arba ta gilė yra personažas, nežinot varianto. Na, tokiu atveju aš esu priverstas perleisti spėjimo, bent patikslinimo teisę jūsų varžovams. Taigi, gilė. Autorius Vytautas Petkevičius. Taip. Kūrinio. Gilės nuotykiai du šalyje ir personažas gilė. Ąžuolo vaisius ten buvo vaikas ar mergaitė, net nepamenu. Vaikas, aišku vaikas, vyras. Turbūt taip. Gilės nuotykiai įdų šalyje. Vytautas Petkevičius. Bravo. Šitą tašką tiesiog nepelnytai pralaimėjo. Be jokios abejonės. Vaisių jūs įvardijot, personažas, bet neaišku kas ir kur kaip. Labai gaila. Skaitėt šitą pasaką. Gilės nuotykiai įdų šalyje. Vytautas Petkevičius. Gaila. Gaila, bet matyti jaudulys ir tas debiutas šiek tiek jūs, na, kaip sakyti, atsirado vidinis nervas ir jis jums visiškai neparankus. Tikiuosi, kad antras klausimas jums bus šiek tiek sėkmingesnis. Sveikinu, jūs pirmaujat, jūs ir pradėsit. O dabar pirmojo pusfinalio antras klausimas ir antras prizas. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Na ką, prizas aiškus, jūs pirmieji. Priminsiu mūsų žaidimo tema medžiai ir gyvūnas. Prašau. Ar gyvūno pavadinime yra kažkoks tai sąsaja su medžiu? Ar kamienas, to žodžio gyvūno? Taip. Taip. Gyvūnas Lietuvoje gyvena laisvai? Ne. Medis Lietuvoje augantis. Ne. Ar gyvūnas ant žemės, ne ore? Taip. Bijau prašauti, bet berods yra tokis medis, mamutmedis, galbūt su jom susiję. Taip. Tai ką, gyvūnas mamutas? Gyvūnas mamutas. Taip, mamutas. Sveikinu. 2-0 vis dėlto patyrimas davė savo
Gaila. Gilė ir mamutas jums pakišo koją. Mėly Sandra ir Giedriau, dėja, bet tenka pripažinti, kad šį vakarą varžovams galbūt sekėsi, galbūt daugiau žinojo, bet Gilę atidavėt patys, nes, šitoje vietoje nelabai ką galim padėti, kai patys žaidėjai neima to taško į savo rankas. Gaila, bet aš noriu dar padėkoti jums ir radio stočiai Lietus, per kurios bangas eterio jūs patekote į mūsų žaidimą. Skambinkit, lauksim ir tikiuosi dar pasimatysim. Ačiū Sandrai, ačiū Giedriui ir linkiu sėkmės finale Viliui ir Zenonui. O mes keliaujame į antrąjį pusfinalį, bet prieš tai pažiūrėsime, kas iš salės laimės trečiąjį prizą. Ajos šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai – rafinuotos skonio sintezė. Taigi prizas pristatytas, o dabar mes ieškosime jo būsimojo savininko arba savininkės. Taigi kažkas yra čia po baltų gaubtu. Ir jūsų spėjimai. Gilių kava. Ne gilių kava. Medžio lapas gal? Reikėtų tiksliau. Klevo kokia būtų? Ne. Štai ponia apačioj. Gal ąžuolo lapas? Ne. Kaštono lapas? Ne kaštono. Eglišakis gal koks? Ne. Bonsai medelis. Kas? Bonsai medelis. Bonsai, ne bonsai, ne bonsas. Prašau dabar anam šonui. Kam reikalingas prizas? Esu ištikimas, beržinė vanta. Ne. Ir ne beržinė vanta. O kad ištikimas, tai gerai. Prašau, kolega. Beržo žirginėlis. Ne. Bambuko lapas gal? Bambuko lapas. Ne, bambukas ne medis, bambukas yra žolė. Gal popieriaus lapas? Popieriaus lapas. Ne. Na ką, tai publika labai ilgai šaudė dėja ir nieko neprišaudė. Nors, kaip pasakysiu atsakymą, didžioji dalis nusivils. Po baltų gaubtų yra prieskoniai, lauro lapai. Antrasis žaidimo pusfinalis. Prie baltojo stalo Vilija Dailidaitė. Graži panaitė. Pirmą kartą žaidime. Taip. Gerai. Ir jūsų kolega Augustas Didžgalvis. Fotografas iš Vilniaus. O malonu. Patekote mūsų žaidimą per BTV internetinę atranką. O jūs šiaip pažįstami ar čia susipažinote? Ne, čia susipažinome. Rimtai? Rimtai? O, tai kaip visuomet, aš manau, kad mes padėsime kurtis naujai šeimos ląsteliai, visuomenės ląsteliai, galbūt susipažinot ir tęsit pažintį. Jūs prišliausit? Būtinai po medžiu. Kažtok. Taip, šiandieną būtent tokia mūsų žaidimo tema – medžiai. Ir prieš jūs šį vakarą žaidžia labai vyriškai nusiteikusi pora. Erikas Bėrontas, teisininkas iš Vilniaus. Ir Renaldas Lukoševičius, studentas iš Kėdainių, studijuoja vadybą. Na štai, varžovai viens kitam kol kas negaili plojimų. Aš noriu palinkėti, kad negailėtumėt viens kitam ir tikslių klausimų ir teisingų atsakymų. Kągi, jeigu pasiruošę, manau, kad pats laikas pasinerti į kovos sūkurį. Galim pradėti? Galim pradėti. Gerai. Prizas ir antrasis pusfinalis. Laisvalaikio dovanos.lt dovanų čekis pramogoms. Išsirinkite nepamirštamą skrydį, gurmanišką vakarienę, spa masažą ar ekstremalų pasivažinėjimą formulę. Laisvalaikio dovanos.lt dovanoja svajones. Taip. Jūs pirmieji, Vilija ir Augustas. Literatūros kūrinio pavadinimas. Prašau. Tai lietuvių literatūros kūrinio pavadinimas? Ne. Tai amerikiečių? Taip. Prozos kūrinės? Taip. Proza. 20 amžiaus kūrinys. Taip. 20 amžiaus. Ar atsakymas yra tiesiogiai kažkaip susijęs? Atsakymas yra medžio pavadinimas konkrečiai? Ne. Tai pačiam pavadinime nėra žodžio susijusio su medžiu.
Su pavadinimu turite omeny. Pavadinime, literatūros kūrinio pavadinime, žodžio kažkokio tai medžių rūšies nėra. Medžių rūšies nėra. Ar pats atsakymas yra susijęs su lapuočiais? Ne. Pavadinime nėra medžių. Na štai, taip energingai, linksmai viens kitą sveikinom, o atrodo pirmas klausimėlis ir iš karto įklimpom. Gerai, pabandome Pavadinime vienas žodis? Ne. 2? Ne. 3. Ne. Ar šitas kūrinys yra ekranizuotas? Manau, kad taip. Bet tikrai nenukrypkit į ekranizacijas, kadangi tai yra, na, žinot, tikrai ne iš tų. Jisai žinomas labiau kaip kūrinys. Tai kūrinys suaugusiems. O kas yra suaugusiems, kurie kūriniai? Tam, kam virš 18. Ne, manau, kad jūs ir vaikas būdamas galėjot šį kūrinį skaityti. Nėra uždėta ženklo S. Tai pavadinimas 4 žodžiai tada? Taip, pavadinimas 4 žodžiai. Tai yra susiję abstrakčiai su medžiu, ne su kažkokia medžio rūšimi, bet paprasčiausiai. Tai yra kažkas medis, mediena, medinis. Taip. Ar kūrinys su laiminga pabaiga? Ten, kur virš 18. Tai čia su ženklu S. Nebūtinai. Net jeigu būna masažai su laiminga pabaiga. Kūriniai. Na, šitoje vietoje manau, kad galima žiūrėti filosofiškai, bet kuriuo atveju kūrinys baigėsi vieniems laimingai, kitiems ne. Supratau. Tai jeigu galėjom vaikystėje skaityti, tai gal pagrindė jisai yra skirtas vaikams, tiem, kam dar nereikia pabaigos. Ne. Jis skirtas jau vyresniems žmonėms, bet tikrai ne su ženklu S. Jį gali skaityti ir paaugliai, bet su laiminga pabaiga. O dangaus kūno pavadinimas nėra? Dangaus kūno pavadinimas pavadinime yra? Ne. Ar tai priklauso skaityti, sakykime, mokykloje? Seniau priklausydavo, ar dabar, sakykime, yra tam repertuarė mokinukų perskaityti šitą kūrinį? Ne, šio kūrinio nėra reikalaujama perskaityti, bet autoriui privaloma žinoti. Bet jau kūrinys plačiai žinomas, ta prasme, kad čia paklausus bet kurio, žinotume? Manau, kad taip. Kiplingo? Ne. Ar autorius pasirašinėdavo savo kūrinius ir šitą kūrinį pseudonimu? Ne. Autorius moteriškos giminės? Ne. Ar autorius savo gyvenime buvo, žodžiu, tai nėra toks iš skurdžio autorius. Jisai gerai gyveno ir tai nebuvo, Tai kai knygas pirko, tai gyveno gerai, bet nebe. Tai, na, jis tiesiog tikrai žinomas rašytojas. Tikrai neskurdo. Supratau. Ar yra grinai žodis skamba medžiai daugiskaita? Nu, taip. O prie žodžio medžiai yra kažkoks būdvardis? Ne. Yra žodelis kam? Ne. Oha, labai taip jau, sakysim, šypsenėlės žaidėjų kol kas nieko gero nežada. Bent jau šiam atsakymui. Tai jeigu leisit, pasiūlysim lygiasias ir prizas vėl keliaus į publiką. Ar sutinkat? O antras atsakymas iš karto bus 2 taškai. Sutinkat? Priima tokį siūlymą? Manau, kad kitos išeities nėra. Manau, mes priimsim. Gerai, visi bando rizikuoti. Tikėsis, kad atsakymas bus teisingas antrajam pusfinalėje būtent jų, o kol kas, na, duosim mes šansą publikai laimėti šį prizą. Gal tai bus mediniai Ulfino Džonso kareivėliai? Mediniai Džonso kareivėliai. Ne, negirdėjau tokių kareivėlių. Kai medžiai buvo dideli? Kai medžiai buvo dideli. Ne. Na, atrodo, šiandieną publika nusiteikusi nei vieno prizo neimti. Na, ne tai ne. Ernestas Hemingvėjus. Anapus upės medžių ūksmėje. Vienas iš žinomiausių jo romanų. Girdėjot to? Taip, girdėta. Kita vertus, na, girdėta ir negirdėta, bet bent jau buvo neatspėta.
medžiais šiuo metu baigiam, dabar pristatom prizą ir grįšime iš karto į antrąjį pusfinalį. Jūsų laukia naujas, jaukus ir svetingas restoranas White House, įsikūręs pačiame Vilniaus centre, Pamėnkalnio gatvėje, Pramogų banke. Na, dabar viskas jau priklauso nuo jūsų pačių. Anapus upės medžių ūksmėje ir dabar pamirškime literatūrą. Tiesiog žinomas žmogus. Prašau. Ar jisai parašė knygą Gyvenimas po klevu? Ne. Lietuvis? Ne. Jo pavardė yra tiesiogiai susijusi su tam tikra medžio rūšimi. Pavardė ne. Ar tas žmogus išgarsėjo savo kūrybiniais pasiekimais? Ne. O, tikras irgi. Net išgąsdino. Tu tik paklaus. Ok, gerai. Turiu. Europietis. Jeigu tai patinka, gali būti europietis, bet gali būti ir ne. Mano variantas atkrito. Atkrito variantas. Gerai. Labai gerai paklausim. Puikiai paklausim. Sportininkas? Ne. Jisai su medžiai susijęs dėl to, kad jisai, sakykime, iš jų yra pagamintas? Ne. Turite omeny... Galvojau, gal personažas koks nors žinomas. Romanovas. Geras variantas. Geras. Tai dainininkas? Ne. Tai jeigu jis nepagamintas iš medžio, tai gal jis labai mėgo puoselėti medžius. Ne. Turite omeny Mičiūriną kokį? Ne. Ar tas žinomas žmogus, kurį mes dabar spėliojam, šiuo metu yra dar gyvas? Ne. Čia klausimas taip gražiai užsuktas. Aš pasakau abiem porom, kad jis toks turintis savo kabliuką. Vat kuri pora pirmoji atkabins? Prašau. Tai jeigu gali būti europietis, tai galbūt gali būti ir amerikietis. Nesvarbu. Nesvarbu. O jis iš vis gyveno kada nors, tas žmogus, jisai kaip toks, kaip mes gyvas, ar čia jis tiesiog... Niekas nežino. Šaltiniai apie tai kartais nutyli, nors sako, kad gyveno, nors ką gali žinot. Tai aš bandau spėti. Ne, dar ne. Dar nespėjat? Tegul, pamatys, stopu. Jums perleido teisę Praktiškai klausti. perleido, bet tai mes... Ne, pamanau. Ir sako, atsakymą žino stopudovai. Gazdina. Taip, prašau. Tai kažkokiuose literatūros kūriniuose aptinkamas, ne istorijos vadovėliuose. Literatūros aptinkamas tikrai. Prašau. Ar pavadinimas yra 2 žodžių? Ne. Ai, stopudovai dėja, bet... Aš bandau spėti, gal gerai? Tikrai? Aš bandau... Vis tiek jie neturės. Tegul. Gal miškinis? Čia jau spėjot. Miškinis, o čia kas toks? Gyvena miškuose, jisai tai nežinau, gyvena, negyvena, jisai gali būti europietis, gali būti amerikietis. Tiesiog abstrakti kažkokia būtybė. Miškinis, girinis, toks... Žmogus... Tai praktiškai visi, kurie buvo miške, yra miškiniai. Ne ta prasme, ten pasakose... Ne. Dėja, jūs iškrentat ir paliekat kolegą vieną. Bet kam bandėjai, reikėjo jam pat pabandyti. Viskas dabar jau priekaištai per vėlų. Skanaus. Elmenhorster Vital įlies gyvybės syvų į jūsų mąstančią galvą. Tikiuosi, jie bus, nes ten paprastai, kai atsisėdas, dabar iš karto jau žinau. Prašau. Galima būtų rasti to žmogaus pavadinime žodžio šaknį medis. Ne. Kadangi jisai randamas literatūros kūriniuose, aš darau prielaidą, kad tai yra matyti kažkoks personažas ir tą personažą sukūrė europiečių autorius. Oi, kaip? Ne. Supratau. Jisai šiaip į save žmogus. Taip. Dar to nėra buvę. Iš eilės 2 lygiosios bręsta. Nenoriu būti blogas pranašas. Ar tai buvo antagonistas, teigiamas herojus, kitaip tariant? Ne,
ne tik teigiamas. Tai to žinomo žmogaus, tai ar vardė, ar pavardė, ar tai pseudonime, mes galime rasti tam tikros medžio rūšies šaknį. Taip. Ar tas žinomas žmogus buvo, ar jis atsirado 20-ame amžiuje? Ne. Ar vardas ar pavardė yra, sakykime, kaip eglė, kažkas tokia spigliuota? Ne. Ar tame asmenvardėje, jeigu ne, tai nėra spigliuotis, ar tai gali būti lapuotis? Taip. Tas medis auga Lietuvoje? Taip. Ar tas žinomas žmogus nėra susijęs su oboliu? Yra. Yra. Ar tai yra susijęs su Žilvičiu? Ne. Ar šio žinomo žmogaus pavardė yra susijusi su oboliu? Ne. Tai yra jo pravardė? Kas? Obolys. Ne. Susijęs su oboliu? Ne. Bandot spėt. Kuris? Galbūt tai Adomas ir Ieva. Vieno reikia. Adom. Ieva tada. Paliksim. Galų gale. Galų gale. Jau tiek laiko po tais medžiais grybų ieškojot. Du pirmieji žmonės, Adomas ir Ieva, žinomesnių ko gero nesurasim. Ar jie buvo iš tiesų? Na, vieni teigia, kad taip, nes yra ta, sakoma, genetinė Ieva ir Adomas. Oi, ir medis, ir Ieva, ir su oboliu susiję, ir lapuotis. Na, galų gale, taip, tai buvo Ieva. Sveikinu jūs finale. Na ką, ar sunkus klausimas? Aš tiesiog neįvertinau Biblijos kaip tiesiog primityvaus, paprasto literatūros kūrinio. Tai ne tik kūrinys literatūros. Sakoma, kad jie rašė apie istoriją. Tai kadangi Kristus buvo toksai, tai kas gali paneigti, kad Ieva su Adomu taip pat buvo? Aš manau, kad Kristus nebuvo. Oi, tai šitoj vietoj žinokit, kaip ir Adomas ir Ieva. Susideginkit pats, nežinokit, jau prie studijos laukia su fakelais eilė jūsų. O dabar tai lieka palinkėti mūsų laimėtojams sėkmės finale ir užjausti debiutas dėja, bet ajajai, nepavyko. Ačiū jums už žaidimą, o dabar dėmesio. Liko vienas klausimas ir vienas prizas. Taigi, kol jūs pasilisėsit, jūs taip pat atsigausit po lengvo šoko. Klausimas studijos žiūrovams. Kas po baltų gaubtų, kas atsako, laimi prizą. ROKS – remineralizuojanti burnos priežiūros sistema. Geras skonis ir rytinė gaiva burnoje. Visa tai dantų pastos ROKS dėka. Kas įdomiausia, kad šiandieną dar nei vieno prizo publika taip ir neatsakė, nors po to, kai paaiškėdavo atsakymas, grauždavosi nagus. Na, labiausiai matyti su konfuzijo lauro lapai. Dabar tikėsimės, kad taip neatsitiks. O, kasgi čia yra? Degtukai. Degtukai. Medžiams degint. Ne, tai iš medžio galima daug ką padėti. Gal lipdukas su klevo lapu? Ne. Lipdukas su klevo lapu. Įdomus variantas. Prašau čia. Liepžiedžio arbata gal? Ne. Prašau, panelė. Sula? Ne, nesula. Gražus variantas, prašau. Gal tai gintarinis medelis? Ne, ne gintarinis medelis, prašau viršui. Kedrinės pušies kankorėžės. Kedro pušies kankorėžė. Labai išsamei, bet labai netaikliai. Sausainis kaštonas? Ne. Medžio anglis? Ne, ne medžio anglis. Geras variantas, beje. Knyga. Ne knyga. Na ir paskutinis variantas. Kaktusas gal? Ne, kaktusas ne. Kaktusas ne medis. Ir vėl aš manau, kad didžioji dalis nusiraus plaukus. Po baltų gaubtų yra tiesiog kaštonas.
Taip. Paprasčiausias kaštonas. Na ką, sveikinu į finalą atvykusius. Vilius ir Zenonas prieš Eriką ir Renaldą. Sako, šiandieną klausimai arba vieni per daug sukti, kai kurie per lengvi. Bet kažkaip tuos riešutėlius sunkiai mes gvildenam, bet galų gale mes vis tiek šiandieną sužinosime, kuri pora taps finalo ir mūsų žaidimo nugalėtojais. Priminsiu, visi atsakymai susiję su medžiais arba jų rūšimis. Pirmas finalo pirmojo raundo prizas. Norite kuo ilgiau džiaugtis gerą sveikatą? Kardiolitoje įsikūrusi šeimos klinika, poliklinika ir ligoninė. Todėl čia jums patogiu metu bus suteiktos visos medicinos paslaugos, nuo gydytojo konsultacijos iki operacinio gydymo. Viliau ir Zenonai, pratęskime mūsų kūrybinę žaidimo pakraipą ir pradėkime finalą nuo klausimo kūrinys. Prašau. Gal tai, ko gero, pati žinomiausia polarizuotų stiklų daina? Grupės polarizuoti stiklai. Žinau tokią, man nereikia kartuoti, aš gerai girdžiu. Taip. Tiek laiko grybavom, turbūt perleidžiat teisę spėt. Nu, ko gero, kad ne. Ko gero. Jeigu nepataikysim, tada jau perleisim jiems. Tai dabar nepataikykit. Na, prašau, kokie tai daina, koks kūrinys? Medžiai be lapų. Ai, pataikėt, medžiai be lapų, sveikinam. O, na galų gale įsibėgėjot. Žinot, jūs kaip dizelis, kai minus 30. Dag. Ir neužsiveda. Bet dabar jau atrodo benzinas. Gerai. Taigi, 1-0 pirmaujat, dabar jūs galit atsilyginti tuo pačiu, nes jūs būsit pirmieji. Jeigu taip pat sužaisit, laimėsit tašką ir šį prizą. Tony Resort – poilsio ir pramogų parkas įsikūręs gražioje Lietuvos vietoje, sutvarkytame Anupriškių pušyne Trakų rajone. 40 hektarų plotą apimančiame parke lankytojai gali aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pasigrožėti nuostabia gamta. Daugiau informacijos www.tonyresort.lt. Na ką, dabar jūsų eilė atsikeršyti posakis. Ar priežodis? Prašau. Gal tai bus vienas žodis jaunas? Ne. Turėtų minį, lenk medį, kol iškryps. Prašau. Ar posakė minimas konkretaus medžio pavadinimas? Ne. Tai gal čia paprasčiausiai susijęs su kažkokiu tai veiksmu kaip pabelsti? Ne. Gal tame, na, sakykime taip, tame posakyje, priežodyje kalbame ten apie ėjimą gilyn į mišką ir... Ne. Kuo giliau į mišką, tuo daugiau partizanų. Taip. Ne, netinka. Ne šitas. Tai iš 2 žodžių? Ne. Ne 2 žodžiai. Tai minimas žodis medis kažkuriame linksnyje? Taip. Prašau, Erikai, Renaldai. Tai pabandykim dar paklausti. 3 žodžiai. Ne, ne 3. Galbūt tenai kalbam apie kažkokį palinkusį medį, ant kažkurio kažkas tenai taip... Lipa. Ne. Tai yra lietuvių liaudės kažkoks, nu, ta prasme, kaip lietuvių... Taip, lietuviškas, liaudiškas posakis. Priežodis. Ar jame yra žodis kaip? Kaip yra. Tai yra palyginamasis posakis. Taip, palyginamasis. Jeigu yra kaip, tai logiškai, kad yra palyginamasis. Galbūt pirmas žodis aukštas? Ne. Tai yra palyginama kažkokia tai žmogaus ar kažkieno kito, sakykime, gyvūno tam tikra fizinė savybė. Taip. Ne tik savybė gali būti, būsena, na, apskritai. Tai gal pirmas žodis stiprus? Ne. Tai yra palyginama žmogaus kvailybė, kvailystė? Taip. Tai bandom spėti. Tai bandysim pasispėti. Bandykit, pasitarkit, pasikuždėkit. Kvailas, kaip
medžio. Aulas dar pasakyti. Tai prašau, kvailas kaip medžio... Kas? Kaip... Kvailas kaip medžio kotas. Kaip medžio kotas. Gerai. Variantas įdomu. Kvailas kaip medžio kotas. Medžio kotas vadinamas kamienu. Bet tai, nei kamienas, nei kotas netinka. Gaila, jūs turit palikti savo kolegą vieną. Kol kas atsigyvinkit, palaistykit savo minčių medį. Elmenhorsters ultimis. Manau, kad išdygsta idėja fix. Prašau. Atsakymas 4 žodžiai. Taip, atsakymas yra 4 žodžiai. Tai mano kolegos spėjimas buvo bent kiek panašus į teisybę. Ne. Gal apibūdina, tarkim, stovėjimą. Ne. Nėra. Na, mes jau išsiaiškinom. 4 žodžiai yra kažkoks linksnis medis, medžiui, medžio, medyje ir taip toliau. Ir palyginamasis posakis ir susijęs su kvailumu, kvailystė ar su kažkuo panašiu. Tai vyrai darom išvadas? Nu. Medinis medis. Tegul klausia varžovai. Aš siūlau lygiasias. Siūlau lygiasias. Labai geras pasiūlymas. Siūlomos lygiosios. Nu, gal dar pavarkime. Pavarkit dar, pavarkit. Ar žodis Pabūkit, kol eisit. medis vardininko linksnyje vienaskaitos vardininkas? Ne. Ar žodis vienaskaitos kilmininkas? Taip. Siūlykit lygiasias. Klauskit, ar sutinkat su lygiosiamis? Ne, aš kažkokį variantą mintyse turiu, bet kitas variantas siūlo lygiasias, tai dabar taip ir ne. Tarp tų ir kitų. Tegul paklausinėje dar varžovai, aš vatoj sužinosiu atsakymą. Gerai, klauskit 2 kartus iš eilės. Yra dar minima kažkuri medžio dalis? Ne. Nėra koto ir kamieno, mes jau išsiaiškinomės. Kotas jau sėdi. Ne, bet tai galbūt ir lapas, ir šaka yra. Ne. Galbūt tenai yra kalbama apie išpuolimą iš... Iš kur? Iš medžio. Taip. Kalbama apie išpuolimą iš medžio. Dabar turbūt jau nebespėsit. Tai kaip iš medžio iškritęs? Kaip iš medžio iškritęs! Na galų gale! Galų gale mes turime šios dienos žaidimo nugalėtojus. Iš tiesų spėliojat, kaip iš medžio iškritę. Taip, visiems žinomas pasakymas. Bet kuriuo atveju turim iškritusius mūsų finalo dalyvius. Jie pralaimėjo, deja, iškrenta iš mūsų žaidimo Erikas ir Renaldas, o Vilius ir Zenonas keliauja į superfinalą. Galų gale vargot ir išvargot. Vieni su Ieva ten gimdė pirmąją moterį, kiti iš medžio vos iškrito. Bet prieš superfinalą aš manau, kad mes pamėginsime, kad publika dar kartelį neatspėtų, kas bus po baltų gaubtų, nes šiandieną dar nė karto nepataikė. Dėmesio prizas publikai ir baltas gaubtas. 7 Life dovanoja jums pakvietimus į unikalią gyvos muzikos ir aistringų šokių fiestą atkeliavusią tiesiai iš Kubos. Passion de Buena Vista. Paskutinis publikos mėginimas. Tai gal tik pasakysiu vieną užuominą, o toliau, jeigu pasiseks, tai pasiseks. Jeigu ne, tai ne. Šis daiktas pagamintas iš medžiagos. Viskozinis audinys, todėl kad viskoza yra gaminama iš medžio. Ne, labai sudėtingai. Na, šalia jūsų kolega. Kanados vėliava. Kanados vėliava, taip. Galų gale.
Štai. Kanados vėliava, tikriausia. Ir būtent ši Kanados vėliava atnešė mūsų žaidėjui sėkmę. O pažiūrėsime, kaip dabar superfinale seksis Viliui ir Zenonui. Jeigu jau taip ilgai spėliojot, kol prisikasit iki superfinalo, aš tikiuosi, kad jisai bus lengvas kelelis. Sėkmės superfinale. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt – patogi paskola per 15 minučių. Jei norite patirti Azijos magiją, užburiančią kalnų jėgą ar iš naujo atrasti Europą, mums pakeliui. Renlena – viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems keliniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė, sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nike Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. 6 superfinalo prizai pristatyti. Išsirinkit, kurį kauliukas lems, kurio širdis geidžia, kuris mesit kauliukas, Zenonas ar Vilius? Pabandysiu aš. Zenonas, prašau, štai kauliukas, ko labiausiai norėtumėt? Asmeniškai aš tai skaičiaus 2. 2, skaičius 2. 3,5 tūkstančio litų kelionių čekis, 2 pasirinkti, kur norit. Už 200 į Baltarusiją. Renlena. Viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. 3 taškai. Puikus pasirinkimas. Baldų salonas jums dovanoja šansą laimėti čekį, kurio vertė 6,5 tūkstančio litų. Turėsit minutę laiko. Ar jūs pasiruošę? Taip. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra medžiai arba jų rūšys. Jums reikia pasakyti filmo pavadinimas. Prašau. Lietuvių filmas? Ne. Europa? Ne. Indija? Ne. Holivudas? Taip. Vienas žodis? Ne. 2? Ne. 3? Taip. Konkretus medžio pavadinimas minimas? Taip. Lietuvoje augantis tas medis? Taip. Natūraliai augantis? Atvežtas, bet auga. Lapuotis? Taip. Dekoratyvinis? Ne. Ąžuolas? Ne. Beržas? Ne. Uosis? Ne. Klevas? Ne. Kėnis? Ne. Gluosnis, jovaras, tuopa, guoba? Ne. Šermukšnis? Ne. Gudobelė? Ne. Kas dar vardinti, jūs? Koks Švarcnegeris vaidina? Ne. Alksnis? Ne. Pastatytas 20 amžiuje. Taip. 20 amžiaus pabaiga. Laikas, taip, 20 amžiaus pabaiga, jeigu norit, galiu patikslinti, 1994 metais New Line Cinema. Turit laiko šiek tiek atvėsinti tą įkarštį, su kuriuo taip labai užsidegę klausinėjote, ir pasakyti pavadinimą filmo
kurį sudaro 3 žodžiai ir galima įžvelgti jame ir medžio rūšies pavadinimą. Tos rūšies jūs taip ir nepaminėjote. Bet medis, taip kaip medis, ten neminimas. Padėsiu, kiek galiu. Ir dar pasakysiu, kad šį filmą visiškai neseniai vienas iš Lietuvos televizijos kanalų rodė. Viskas, daugiau tylių, užsisiuvęs burną. Prašau. Ko gero, teks sakyti, kad neturime teisingo varianto, neteisingų tai turime. Tai sakykit neteisingą. Gerai, žiūrovų pajuokinim, na, gal dar geros nuotaikos, ko verkia pušys. O, Hollywoodo filmas New Line Cinema, taip, be abejo. Kodėl verkia Pineapple? Taip turėtų, taip, hollywoodiškas variantas. Na, o dabar, iš tiesų, šis klausimas turėjo kabliuką, kadangi ten medžio pavadinimas tikrai atitinka medžio pavadinimą, bet jis žymi greičiau kaip būdvardį žmogaus savybę. Bukas ir bukesnis. Tas medis buvo bukas, taip. Vat jums ir devintinės. Suktas klausimas, bet tikrai neseniai turėjot matyti. Rodė, jeigu neklystu, prieš keletą savaičių jį transliavo ir kartojo. Bukas ir bukesnis. Medis bukas Lietuvoje puikiai auga ir kas yra keisčiausia, kad dabar šylant klimatui, jie greitai taps natūraliai augantis medžiai. Bet iki filmo jums buvo dėja, bet toli. Nors su pušim irgi labai gražu. Na ką, šiandieną kaip reta buvo įtemptas žaidimas ir kaip visuomet taip klausimai lyg ir paprasti, bet kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Dar kartą pasitvirtino ši lietuvių liaudies patarlė. Dėkoju mūsų laimėtojams, dėkoju visiems, kurie žaidė, buvo čia ir žiūrėjo. Viso gero. Ate.